Man yra ADHD dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimas, ar ne? Tai iš esmės ten, kur yra dėmesys, ten manęs nėra, aš nešiojuosi savo smegenis, tai yra maža užrašų knygutė, kur aš viską susirašau, ką aš turėsiu daryti. Jeigu aš savo užrašų knygutę pamiršau, tai mano smegenis kažkur išėję ir dėl to aš galiu patirti visą laiką nerimą. Nes aš žinau, kad toj kažkas paskambins, aš kažką pamiršus būsiu. Bet, kaip ir sakiau, kiekvienas žmogus turi išmokti gyventi su savim ramybėje, kiek galima, ar ne, priimti save. Tai dėl to aš tai ir transliuoju ir komunikuoju, kad kiekvienas iš mūsų esame netobuli ir mes turime teisę tokiais būti. Būti netobulais ir, žiauriai fainais tuo pat metu. Labas, aš Toma. O aš Rokas. Mes esame vaikų linijos patarėjų komandos nariai, o šiandien svečiuose turim psichologę, psichoterapeutę ir mamą Viką Aniulienę. Sveiki. Sveiki. Aš manau, kadangi jūs pati daug kalbate apie ADHD, pirmiausia norėtume pakalbėti apie pavadinimus, mokslinius terminus ir etiketes. Aš pati, kaip vadinu, turiu OCD ir anksčiau mane žodis sutrikimas šiek tiek glumino, tačiau dabar aš tai priimu kaip privalumą. Tai ar tikrai mums reikia baiminti žodžių autizmas, ADHD, OCD, sutrikimas ir kodėl šitie terminai gali įžeisti arba įskaudinti, o gal pažeisti tokius įvairius žmonės? Pati problema yra ne pačiame pavadinime, o kaip mes tai priimam ir kaip mes patys esam susitaikę su savo būklę. Su savo diagnoze, sakykime taip, nes sutrikimas yra ne liga, sutrikimas yra tai, kas lydi žmogų nuo pat gimimo iki pat mirties ir kaip mes tame išmokstame gyventi, būti su to ir kaip mes priimam save. Kitas labai svarbus dalykas, kodėl tai gali tave įžeisti, tavo OCD. Klausimas tau, kodėl? Aš galbūt anksčiau nesupratau, kai iš pradžių sužinau, kad aš turiu OCD, aš gal galvau, kad tai ir yra kažkokia liga, kad mane kažkaip pažemins tai ar sumenkins, tačiau kai pradėjau daugiau domėtis, garsiai kalbėti apie tai, man tai yra privalumas dabar. Aš nežinau, gal kitokie dalykai, kuriuos aš darau, mane kaip tik išskiria, tokia išskirtinė galbūt tampu, ne menkesnė už kitus. Taip, bet aš šitoj vietoj norėčiau pastebėti vieną dalyką. Pasikeitė tavo požiūris į tai, ką tu turi. Ar ne? Ne kitų požiūris, jie gali galvoti, ką nori. Bet jeigu tu eini su vidiniu tikėjimu, žinojimu, kas tu esi, tavęs iš esmės niekas negali įžeisti. Pakalbėkime apie neuroįvairovę. Kaip pasaulį mato tie, kurie turi neurologinės diagnozės, su kokiamis problemomis susiduria arba galbūt pranašumų kokio turi? Turbūt didžiausias iššūkis yra kiekvienam žmogui, kuris nėra neurotipiškas, suprasti, kas jam darosi. Ir jisai dažniausiai jaučiasi kaip balta varna, juoda avis minioje ir jisai jaučia tiesiog, kad kažkas yra ne taip, pasakyti negali, ypač jeigu tai yra vaikas arba paauglys. Jiems atrodo, kad jie netitinka normos, taip, kas iš esmės ir yra. Ir daugelis žmonių diagnozę išlaisvina. Kai tu žinai, kas tau yra, tu gali save priskirti tam tikrai grupiai, žinoti, kur tavo stiprybės, kur tavo silpnybės ir su tuo išmokti gyventi. Palietėt vaikus ir paauglius, jūs pati auginote neuroįvairovės vaiką, taip? Taip. Kai kuriems tėvams atrodo tabu tema neuroįvairovė, jie gėdinasi to ir bando, sakykime, paslėpti tai. Ką jūs galėtumėte tokiems tėvams patarti? Didžiausias patarimas yra kuo greičiau atsakyti savo į klausimą, kodėl mes negalim priimti netobulų savo vaikų. Nebūtinai tai yra neurotipiškas ar ne neurotipiškas. Šiaip vaiko, kuris nesimokina 10-tukais, vaiko, kuris nėra pats greičiausias plaukikas, kodėl mes to negalime priimti, atsakyti savo pačiam ir ieškoti pačiam pagalbos, priėjimo, savęs priėmimo. Nes kai mes mokam priimti save kaip netobulus, išskirtinius ir tuo visiškai unikalius, kai pradedam matyti savo unikalumą kaip kažkokią stiprybę, mes automatiškai ne tik savo vaikus, bet ir kaimyną, ir kasininkę, ir visus aplinkui pradedam tiesiog priimti, kad jie gali būti tokie, kokie jie yra. Ir viskas gerai su tuo.
Man pačiai reikėjo tam tikro laiko, kad aš galėčiau priimti diagnozę, nes tu turi iš esmės susitaikyti su to, kad viskas yra ne taip, kaip tu planavai, ne taip, kaip tu galvojai ir kad dabar reikia gilinti žinias, rinkti informaciją ir, taip, tai yra darbas, bet iš esmės labai didelės kaitos nėra, tiesiog tai yra priėjimas prie žmogaus iš kitos pusės. Manau, kad kiekvienas vaikas augdamas turi gauti labai daug meilės iš tėvų ir priėmimo. Tai yra pagrindinis dalykas, ką vaikas turi gauti ir namai yra ta vieta, kur jis gaus visą pasaulio meilę. Tai kaip namai priima vaiką, toks jo pasaulis vėliau ir bus. Jeigu jo pasaulis yra saugus, pilnas meilės, priimantis, tai žmogus auga ir jisai išeina iš tų namų, galvodamas, kad pasaulis toks ir yra, su visai kitu pasitikėjimu, ar ne, jisai pasiruošęs nuversti kalnus. O kodėl kiti žmonės negali priimti kitokių kabutėse žmonių, juk pačios originaliausios idėjos dažnai ateina iš tų išskirtinių, sakykime, žmonių. Pavyzdžiui, Elonas Muskas. Jisai vienas turtingiausių žmonių pasaulyje ir jis turi Aspergerio sindromą. Kodėl tokių žmonių nepriima? Aš manau, čia ir yra tas atsakymas, kad kai tu nepriimi pats savęs, tu nepriimi kitų. Kai tau yra skauda ir tu viduj išgyveni didelę neteisybę, tai tu aplinkui visus žiūri ir matai priešus. Dėl to tu negali pagalvoti apie kitą, kol tu apie save nepagalvojęs ir netliepia savo visų poreikių. O kaip priimti tą kitokį žmogų? Reikia tiesiog priimti save. Jeigu aš esu priimantis save žmogus, ar ne, man iš esmės tai nerūpi tu. Aš esu visas savo pasaulyje. Tu gali būti berniukas, gali būti mergaitė, trumpais, ilgais plaukais, oranžinis ar žalias ar mėlynas, man visiškai tas pats. Nes aš ramiai jaučiuosi savyje. Ir pabaigai apibendrinti, tai ar galime teigti, jog visi pasaulį matome skirtingai ir gal net ir gyvename tame skirtingame pasaulyje? Mes visi gyvename taip, kokį mes pasaulį esam susikūrę savo galvoje. Ar ne? Mes galime, kiekvienas ryte atsikeliam ir mes turim pasirinkimą įrodyti savo, kad aš esu nevykėlė, negraži, kvaila ir rasiu tų patvirtinimų tikrai. Nuėjęs 200 metrų iš namų, tu jau rasi tų patvirtinimų. O tu gali bandyti patvirtinti savo, kad tu esi faina, linksma, charizmatiška, protinga, siekianti tikslo. Ir tai irgi gali patvirtinti. Kiekvienas žmogus pasirenka, ką jam reikia patvirtinti, ar ne? Tai va, ir kiekvienas žmogus, mes tą pasaulį, kokį susikuriam viduje, mes tą transliuojame į išorę. Tai kiekvienas mes esam skirtingi, skirtingų spalvų, vaivorykštės kamaliukai, ar ne? Ir gyvenam, einam ir skleidžiam tą šviesą, kurią tikim patys. Bet viskas prasideda nuo mūsų pačių viduje.